Sąvartyne pūvant atliekoms maždaug po 3 metų susidaro biodujos. Anksčiau šios kenksmingos dujos patekdavo į aplinką. Statant naująjį regioninį sąvartyną buvo nuspręsta iš dujų gaminti elektros energiją. Todėl sąvartyne iškilo per 3 milijonus litų kainavusi biodujų jėgainė, įrengta dujų surinkimo sistema. Šiuo metu jau perdirbamos senajame uždarytame sąvartyne susikaupusios dujos. Biodujos atvežtos iš uždarytojo dabar senojo sąvartyno ir paskutinis objektas iš mūsų įgyvendinamų projektų, tai šita biodujų jėgainė, kuri pastatyta kartu su naujoju sąvartynu, bet nebuvo galimybės priduoti, kadangi naujajam sąvartynė dar nebuvo atliekų, nebuvo biodujų. Tai dabar būtent iš senojo sąvartyno atkeliauja biodujos ir sukasi, dabar girdim, sukasi vienas iš 3 pastatytų generatorių. Kiekvieno generatoriaus galia yra 160 kW, viso 480 kW. Per mėnesį Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras planuoja pagaminti apie 100 000 kWh elektros energijos. Energiją planuojama tiekti elektros tinklus, parduoti elektros tinklams. Nes mes tiesiogiai savo vartojimui tiekti negalim, pagal sąlygas išduotas elektros tinklų, tai tiekiam į elektros tinklus, o iš jų perkam. Tai dar gamybai, būtent objektą šitą pridavus, tuomet jau kreipsimės į energetikos ministeriją leidimo gamybai. Gavę leidimą, jau būtent mes gaminsim elektros energiją ir ją parduosim elektros tinklams. Antano Mieliausko teigimu, ši biodujų jėgainė nebus vienintelė. Planuojama įsirengti jų ir daugiau. Pateiktos paraiškos bioskaidžioms atliekoms tvarkyti, tai planuojam, kad dar biodujų susidarys žymiai daugiau ir tuomet dar tokia jėgainė panašiai atsiras sąvartyne, čia sąvartyne arba prie sąvartyno. Ir šitą gamybą, kai pradėsim panaudoti biodujas, būtent mažins mums atliekų tvarkymo kaštus.